Sveiki! Šiandien mes gilinamės tam tikras kvėpalimo praktikas. Na, tokias kaip rebriefingas ar giluminis cirkuliacinis kvėpavimas. Taip, Ir remdamėsi šaltiniais, panagrinėsim jų pagrindą hiperventiliaciją, pažiūrėsim, kodėl gali atrodyti patraukli, bet tuo pačiu, kelti ir pavojų. būtent. Mūsų tikslas šiandien atskleisti tuos mechanizmus, kas ten vyksta, ir suprasti galimas pasiekmes. Gerai, tai nerkime tai. Gerai. Ir svarbu, manau, iškart pasakyti, kad šaltiniuose kaip tik daug dėmesio skiriama tiems neigiamiems hiperventiliacijos efektams. Pabrėžiama, kad nesupratimas, kas darosi kūne, gali klaidinti ir net pakenkti. Tai kasgi yra ta hiperventiliacija? Ką reiškia šitas terminas, kuris minimas kaip tų metodų pagrindas? Kaip jį veikia? Na, paprastai sakant, tai tiesiog, kai kvėpuojam gerokai greičiau ir giliau nei įprastai ramybės būsinoje. Tada, kai kūnui, tiesą sakant, tiek daug deguonies ir nereikia. Aha, Ir šaltiniai rodo, kad tai, anaiptol nėra nekalta. Pirmiausia, gali kilti hipoksija, tai yra deguonies trūkumas organams audiniams, taip pat ir smegenims. bet palaukit, kaip čia išeina? Atrodo, juk jei kvėpuoji greičiau, tai kaip tik turėtum gauti daugiau deguonies, ar ne? Va čia ir yra tas paradoksas, kurį šaltiniai ir aiškina. Kai labai intensyviai kvėpuojam, mes pašalinam per daug anglies dioksido, CO2, iš kraujo. Tai vadinama hipokapnija. Supratau. Nors mes dažnai galvojam apie CO2 kaip apie atlieką, jis turi labai svarbų vaidmenį. Jis padeda deguniui atsiskirti nuo hemoglobino ir, patekti į audinius. Aha, Kai CO2 lygis per žemas, hemoglobinas tarsi užrakina tą degunį ir jis sunkiau pasiekia ląsteles, ypač smegenų. Taigi nors plaučiuose deguonies gali būti daug, kūno audiniai, jie badauja. įdomus mechanizmas, tikrai netikėtas. O kokios dar rizikos minimos, ką dar šaltiniai sako? Smegenų kraujagyslis. Oho, Taip pat minimas plaučių VQ nesuderinamumas. Tai reiškia paprastai tariant, kad pablogėja deguonies perdavimas iš oro į kraują pačiuose plaučiuose. supratau. Medžiagoje netgi pabrėžiama, kad smegenų hipoksija ji gali paskatinti neurotoksiškų aminorūgščių išsiskyrimą. Tai yra medžiagų, kurios žaloja smegenų ląsteles. Oi. O kraštutiniais atvejais, ypač jei yra kažkoks polinkis, gali net išprovokuoti miokardo infarktą. Skamba išties rimtai. Ir čia man kyla klausimus, kuris nedavė ramybės skaitant tuos šaltinius. Kodėl, nepaisant visų šitų rizikų, žmonės vis tiek taip, noriai praktikuoja šituos metodus? Medžiagoje net užsimenama, kad kartais perspėjimai tiesiog ignoruojami. Atrodo, tarsi veiktų koks priklausomybės mechanizmas. Taip, šitas aspektas šaltiniuose kaip tik labai įdėmiai nagrinėjimas. Pateikiami tyrimų duomenys rodo, kad hiperventiliacijos sukelta būsena smegenyse gali, dramatiškai padidinti dopamino lygį. Dopamino? Taip, nurodomas konkretus skaičius – maždaug 195 procentai padidėjimas. Oho, 195 procentai? Tai milžiniškas šuolis. Ar šaltiniai duoda kokį nors palyginimą, kad geriau įsivaizduotume, ką tai reiškia? Taip, duoda. Palyginimui minimi tyrimai su gyvūnais. Juose, pavyzdžiui, heroinas dopamino kiekį padidino nuo 150 iki 300 procentų, o kokainas apie 146 procentus. Tai praktiškai narkotikų lygio poveikis į dopamino sistemą. Skaičiai rodo labai stiprų poveikį. Dopaminas juk dažnai vadinamas laimės hormonu. Jis sukelia malonumą, euforiją, bet jis taip pat yra ir, pagrindinis veiksnys priklausovybių formavimuisi. Taip. Kaip cituojamas vienas ekspertas, Haraldas Sitė, dopaminas yra priežastis, kodėl daugelis žmonių nuolat siekia patenkinti savo potraukį. Ir dar svarbu paminėti, kad per didelis dopamino kiekis, kaip nurodoma, gali turėti ir nepažadėjimų pasekmių. Manija net haliucinacijas. Vadinasi, tas labai stiprus malonumo jausmas, kurį žmogus patiria per tą praktiką, per dopamino išsiskylimą, jis gali tiesiog užgrožti visą informaciją apie galimą žalą tiek kūnui, tiek smegenims ir sukuria tokį, užburtą ratą. Būtent. Labai gerai pastebėta. Šaltiniuose kaip tik ir keliamas šitas klausimas. Nek tai kalbama apie tam tikrą paradoksą.
Kokį? Pažymima, kad daugelis senųjų dvasinių tradicijų jos pabrėžia proto aiškumą, realybės matymą, vidinę pusiausvyrą. O čia matom tendenciją vaikytis stiprių potyrių, tokių biocheminių efektų, tos malonumo dozės. Ir tai verčia susimastyti, ar tas ieškomas dvasingumas ar pakilimas kartais nėra tiesiog, biocheminis efektas. Gal net savotiška smegenų apgaulė. Įdomi perspektyva. Medžiagoje netgi, pamenu, buvo gana kandus palyginimas su teletabiais. Taip. Kad tarsi kartojamos mantros ar veiksmai be gilesnio supratimo. Tiesiog siekiant to malonumo pojūčio. Galbūt tada, kai gyvenime trūksta, prasmės ar krypties. Taip, tas palyginimas nors ir aštrokas, jis gerai atspindi tą keliamą klausimą apie motyvaciją, apie tikslus. Tai ką visa tai reiškia apibendrinant? Mūsų šios dienos analizė. Panašu, kad tos kvėpalimo praktikos, kurios remiasi hiperventiliacija, jos gali sukelti labai stiprų biocheminio atsaką smegenėse per dopaminą. Tikrai taip. Ir tai galėtų paaiškinti, kodėl jos tokios patrauklios ir kodėl žmonės gali būti linkę ignoruoti rizikas. Visiškai teisingai. Manau, esmė, kurią pabrėžia šaltiniai, yra ta, kad svarbu suprasti, kokie mechanizmai slypi už įvairių praktikų, o ne tik vertinti paviršutiniškus efektus ar subjektyvius pojūčius, kad ir kokie malonūs jie būtų. Taip. Pateikta medžiaga tarsi palieka tokį klausimą pamastymui mums visiems. Kur brėžti ribą? Tarp naudingo sveiko savęs pažinimo ir, potencialiai žalingo vidinių aukštumų vaikymosi. Ypač, kai tas aukštumas yra sukeltas dirbtinai, stimuliuojant smegenų biochemiją. Tikrai geras klausimas pabaigoje. Ačiū už šį įdomų aptarimą. Ačiū Jums.